Artėjant vėlinėms gana aktualus klausimas, ar yra gerai ir ar yra saugu į kapus vestis mažus vaikus. Ir jeigu tai saugu, tai iki kokio amžiaus. Meditacijoje aš užklausiau šviesos pasaulio dvasinių vedlių ir užsirašiau atsakymą. Taip, tai yra saugu. Vaikų energija ir bendrai visų žmonių energija yra labiau apsaugota, nei jūs įsivaizduojate. Jei taip paprastai būtumėt pažeidžiami žemų vibracijų, subtilaus pasaulio būtybių, tai žūtumėte vos gimę. Vaiko energetika saugo ne tik mamos ir tėčio meilės energiją, bet ir protėvių energiją, giminės dvasia saugo labai stipriai. Kas liečia tėvus, tai labiausiai mamos energija turi įtakos, nes tokia moterų misija – sukurti šviesos ir meilės lauką. O vyras turi palaikyti ją savo apsauga ir globa. Vaiko energetinis laukas priklauso nuo jo tėvų ir jei tėvai yra valdomi tamsių programų, tai įtakoja ir vaiko biolauką. Tačiau vaiko siela prieš įsikūnijimą žino tai. Niekas nevyksta atsitiktinai. Atsakant į klausimą, ar per vėlines vestis leliukus, mažus vaikus į kapus, tai atsakymas taip. Ir netgi būtinai. Leiskite vaiko sielai dalyvauti jo protėvių pagerbime per vėlines. Tegul jis jaučia ypatingą ryšį, padėką išėjusiems seneliams, proseneliams. Tegul jo širdelė prisipildo šviesa ryšyje su protėviais.